Hei, sveiki draugai, na ką, šiandieną vėl mes garaže ir šiandieną vėl dirbsime prie keturračio. Tai atėjo pagaliau paskutinė detalė, tai yra arkliukai vožtuvų ir mes juos dabar instaliuosime. Tai beliks padaryti arkliukus, sureguliuoti vožtuvus, užsipilti tepalą ir susirinkti čia priekį. Tai yra viršų, šitą užsisukti ir viskas galėsime šiandieną, manau, išbandyti. Jeigu viskas gerai, ten su mano sankaba pakeista. Bet tikiuosi, kad viskas gerai. Tai einam prie stalo, dabar persirinksim galvutę, tiksliau galvutės dangtelį, kurioje yra instaliuoti arkliukai. Einam prie stalo. Upa! Nu va, nauji arkliukai vadinami ir galvutės dangtelis, kurioje sumontuoti tie arkliukai. Rodžiau, man atrodo, ne? Senieji, pažiūrėkit kaip išdėvėti. Net nusijėmus danga, va, labai gerai fokusuojasi va čia. Tai jos tikrai reikia keisti. Taip, tai čia reikia atsisukti dabar šitos du varžtus. Ta ir padarysime. Gal lengvai atsisuko. Ir dabar tenais reikia ištraukti vėlianėlius. Taip, lengvai paimti. O, išsitraukia. Vėlianėliai nenusidėvėja gan gerai. Viskas išsitraukiame. Dedam naują. O, tinka. Taip, ir dabar, va čia yra toksai išpjovimas. Jisai turi sutapti čia su varžtu, nes kitaip neprieina varžtas. Nu, vienas ir taip pat antra. Ir ką dar beliks, tai užsidėti dabar ir susireguliuoti vožtuvus. Pasižiūrim iš karto, kad varžtai sustotų į savo vietas. Taip. Šitie. Puikiai. Kitas. Nu, puikiai. Dabar galim užsisukti atgal mūsų varžtukus. Nu, viskas, galvutė paruošta. Nu, ir kogi tu čia dabar? Viskas gerai. Dabar užsitepsime čia silikoną. Pirmoji eilėje tai nuriebalinsim. Aš jau čia prasivalęs esu. Užsitepsime silikoną, nes ieškojau ir manuale visur. Nėra šitos tarpinės pardavime atskirai. Išieškojau tikrai visur. Skambinau net į CF Moto, žiūrėjau pagal katalogą. Netgi katalogė nėra pažymėta dangtelio tarpinės, nežinau kodėl. Tai dėsim silikoną. Ir vėlgi su silikonu nepersistengiam. Dedam. Naudoju silikoną 305 laipsnių, high temperatūra, juodas, pakeičia tradicinės tarpinės. Bent jau tai prašau. Tai užtepsim dabar piršto pagalbą ir tokį nedidelį sluoksnį, kad neištrykštų labai daug. Tai pradžioj taip galima stambiau prasitepti, o po to su pirštu tiesiog praeini ir palieki tokį, tikrai nestorą sluoksnį, nes čia visur yra kanalų tepalų, po to viskas eina į variklį, užkemša kanalus, o tada kas pabūna, kai kanalai, kai tepalas negauna tepalo detalės, būna bėda, pradeda dilti be tepalo ir labai greitai nudyla ir viskas varikliui. Tik padės kapitalinis, o kartais net nepadeda ir kapitalinis. Aišku, viską galima perrinkti, bet kartais paskaičiuoji, kad neverta. Tiesiog dedi dėvėtą variklį. Vėlgi su dėvėtais varikliais į loteriją. Nežinai nei kaip važiuotas, nei kiek važiuotas. Kas tau pasakys teisybę. Nu, dabar viską gražiai išlyginam. Kraštus nuvalom iš karto. Išoriniai kraštai tai nėra svarbu. Jie gali ten nors ir dešros kabėti, bet vat viduj, kur yra visi kanalai, ten reikia, kad būtų švaru. Nu, gavosi toksai apie 3, gal ne 3, 2 mm nuvalytas tarpas. Žinau, ar matysit jūs? Nu, fokusuokis, matosi? Čia nėra silikono ir jisai patrykš biškį, bet neišlys į variklį. Viskas, einam prie variklio, mausim. Galvos viršų čia irgi taip pat viską nusivaliau, nusiriebalinau. Tai dabar, ką, galim dėti. Jis reikia labai atsargiai, kad
nenukrapštytume kažkur tai silikoną, nes po to turėsim ką? Bėgantį tepalą. Taip, dabar žiūrim kaip iš čia. Taip. O. Na, tikiuosi, kad laikys. Nuvaliau čia. Čia nuvalysiu dabar. Gerai. Nešuosiu toj varžtus. Uždedam, prisukam, prisiveržim. Nu ką, dedam varžtus. Ir čia. Irgi šitas pusės. Nu, gerai, visi įsidėjo. Dabar reikia viską aplinkui įdėti. Jeigu neklystu, 2 ilgesni turi būti, vienas čia. Kitas tam kampe, kur yra. Kaip jie vadinasi? Nežinau, kaip vadinasi. Liauštiela čia. Liko vienas trumpas, 3 vienodi. Žinau, kad 2 tai tikrai o čia dedasi. Tokio ilgio, teisingai. Ten gal trumpesnis. Jo, ten trumpesnis. Kur dar neįdėta? Čia. Dar vienas liko. Gal gerai atsimenu, čia. Nu. Dabar beliko gražiai viską užsiveršti. Veršim iš lėto, skersuodami. Gerai. Gerai, tai aš susivaržau čia varžtus tada visus. Ir reguliuosim vožtus. Nu ką, tai įsiurbimas turi būti 0,1 mm, o išmetimas 0,2. Taip, tai susirandam pirmą 0,1, 0,15, 0,8, o 0,1. Ir keišam po vožtuvų. Nu, 0,2 įsikiša ir juda. Tai būtų taip nustačiau, užkontravau. Viskas veikia. Dabar tą patį atliksiu su išmetimo vožtuvais. Ir dėsime dangtelius, pilsim tepalą, bandysim vesti. Ką, beliko vožtuvų reguliavimo dangtelius. Pasikeis, turiu naujos tarpinės. Čia irgi silikoną privaryta. Mes dėsim naujos tarpinės, tai silikoną tikrai jau čia nedėsim. Prasivalom. Imam seną silikoną. Švelniai. 400. Puikiai. Nu. Ir dedam naujas tarpinės. Viena, 2. Ir einam ant 4 čia uždėsim. Man atrodo, jie abudu vienodi, ar aš klystu? Ne, klystu. Vienas čia. Ir kitas iš priekio. Nu, ir priveržiam. Ant 8. Taip, šitas, kur prailgintojas? 8 čia galvute. Kur prailgintoją pradėjau? O. Ir taip pat priekį. Viskas. Iš variklio pusės beliko susipilti tepalą. Gerai. Nu ką, pilsimės tepalą. Čia rašo, kad telpa 1,9 litro. Tai turiu tik tokią mierką, po pusę litro, man atrodo, čia. Opapa. Sugar. Powder, taip. Žydkas, liquid. 500. Atidaryt reikia. 500. Patogiai kažkaip aš čia sėdu. Dar kartą 500. Niekur nerandu leikutę savo, bet čia gan patogiai pilasi. Labai patogiai per šoną. Litras, ne? A jūs galite va taip su kairę ranką pilt? Arba daryti ką nors. Aš šiaip dešinę rankės, bet daug ką galiu ir kairę daryti. Kažkaip tai. Čia iš tikro neseniai ir pastebėjau prieš kokį 10 metų. Kad galiu dirbti ir su kairę. Ir kalt vinis galiu. Ką norite daryti.
Nu, ir 400. Tai bus 1,9. Nu, ir ką čia turim? Mirka rodo pilną. Bet dar turi čia į radiatorių nueit, į filtrą. O čia nėra radiatorius. Čia gal ir nėra. Vienu žodžiu, užvesim ir pasižiūrėsim. Duosim biškį padirbt. Ir tada jau žiūrėsim. Taip, dabar ko mums reikia, tai baką užsimest. Gerai, užsidedam baką. Laikinai kol kas užsidėsim užvedimui, pasižiūrėsim, ar viskas tvarkoj, ar niekur niekas nebėga. O tada jau surinksim viską. Va ir plasmasė maišo. Fainai. Labai fainai. Ja, reikia nusiminėt. Kur impaktas čia? Ką, išsipilam kūro litriuką, puslitrį ir bandysim užsikurt. Tikiuosi viskas veiks gerai. Vėl beleikos. Pilsiu viską. Užteks. Taip, kur čia mano skudriukas buvo? Iškiap valysim. Au! Gerai. Kad čia man viskas, va. Baką uždaryt. Kol kas nieks niekur nevarva. Bandysim kurt. Ką? Patsosas. Masė. Bandom? Biški silpnokas akumas, sakyčiau jau. Biški papūsim baką. Pribėgti į korbą greičiau, nes tuščias buvo. Ei, man taip nepatinka. Gesinimas. Kurkis? Kokio kranelio nėra, neatsimenu aš. Taip, žaklaktis uždėtas. Ir ko tu nenori? Čia dabar kažką netaip sudėjau, sureguliavau kažką blogai. Rakumas nepasuka. Kažkaip duos daugiau. Dar papūst. O. Girdėjau kažką, bet akumą reikia krauti. Girdžiu, kad sėsta. Davai, įdėsiu greitai, pakrausiu ir vėl įjungsiu šius. Užmečiu mašininio akumo laidus.
Bet vis tiek kažkas tai, kažko jis sunkiai suka. Kažkur tai kontaktas. Man nepatinka, kaip jisai suka. Ten kažką blogai. Ar laidam gal jau čia šikna. O! Hei! Dirba. Nenori daug gazuoti, dabar tegul tepalas pravaikšto visur, kur reikia. Reikia. Čia per garsas buvo. Gal sankaba prisidirbinėja? Ai, dabar važiuoja. Iš karto iš vietos. Man nepatinka garsas, kas čia per garsas toksai. Gražiai dabar dirba. Gal biškį pašyla. Man va, kas sankaba patinka, dabar tai jinai važiuoja iš karto. Nereikia, vėl nežino kiek užgazuot. Nu, ko čia dabar. Jo, dabar gerai. Ką? Manau, gesinam, variklis biškį pašyla. Tuoj subėgs tepalas, patikrinsim, ar nereikia dapilt. Ką, surinkinėsim. Varysim protestuot. Nu, hebrytė buvau išvažiavęs be kameros prasivažiuot, pravažiavau 2 kilometrus ir va taip teko padaryti. Vienu žodžiu, man duslintuvas po 2 kilometrų važiavimo paraudonavo. Tiesiog paraudonavo, nežinau.
švietė, aš to įmesiu jums nuotrauką, žiūrėkit, kaip atrodo. Tai žiūrėjau mišinį, su mišiniu viskas tvarkoja, ne per liesas, galvojau, iš pradžių per liesas mišinys, galbūt korpus pasikišęs, žinai, ir degina labai kaitriai, bet ne. Tai vienu žodžiu išsiardžiau ir radau va tokį dalyką. Va, galvutė ant stalo padėta jau, pasižiūrėjau. Ir abudu vožtuvai išmetimo praleidžia. Tai siūsiu dabar galvutę restauracijai ir tada surinkinėsiu atgal. Gaila, norėjau pasivažinėti. Na, man užkliuvo tas toks raudonumas duslintuvo, nusakau, degs man čia visas plasmakas, viskas negali tai būti smarkiai. Tai va, toks video, lauksim dabar, užsakiau tarpinės iš karto ir lauksim, kol galvutė mums sutvarkys. Tai jau, manau, išvažiuosim. Nu va, dar ne iki, tai galvoju, jau galvą nusėmiau, tik tos nusiimsiu ir cilindrą su stumokliu pasižiūrėti. Tai cilindras, nu, nėra blogai, bet pamačiau tokius, nežinau, ar jums čia matysis, pabraižymus. Sakau, pamatuosiu. Tai yra jau elipsė išdirbta ir pažiūrėkit stumoklis. Čia ypač kampai. Nudrožti. O, čia labiau gal matysis. Vienu žodžiu. Užsisakiau ir naują grupę. Tai stumoklis su cilindru. Tai keisiu. Šio, o dabar jau dabar tikrai viskas šiam kartui. Lauksim detalių vėl ir nieko nepadarysi. Na, bus sutvarkytas pilnumoje variklis. Iki.